Lapkričio 23. Mat jums reikia ištvermės, džiaugsmingos ištvermės, pastovumo, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Laiškas Hebrajams 10 skyrius 36 eilutė. Čia matome, kad Dievo valios vykdymas nėra vienintelių išbandymų. Kai pasiekėme šią būseną, šį charakterio bruožą mūsų širdyje, mūsų valioje, nors kūne, tik iš dalies turime su kantrė ištverme įtvirtinti teisingą Dievo valią kaip įstatymą mūsų širdims, kaip gyvenimo taisyklę bet kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis. Ir tik tada, ne anksčiau, mūsų širdys bus tinkamos Dievo karalystiai. Apaštalas Jokūbas sako, jūsų tikėjimo ištyrimas pagamina ištvermę, kantrę ištvermę, o tai reiškia, kad jeigu mūsų tikėjimas atlaikys šį bandymą, tai išugdys mūsų charakteryje kantrios ištvermės bruožą. Bet jeigu neišugdysime kantrios ištvermės, tai parodys, kad mūsų tikėjimas neatlaikė išbandymo taip, kaip reikėtų, ir todėl nesame tinkami karalystiai. Žodį kantrumas Biblija apibūdina ne tik kaip ilgą iškentėjimą, bet kartu kaip ištvermingumą, pastovumą, nepalaužiamumą, džiaugsmingai nugalint kliūtis, trukdančias daryti gerą. Pasakymų įvykdydami Dievo valią, apaštalas turbūt turėjo mintyje meilės ugdymą, kol pasieksime galutinį tikslą, kadangi Dievo valios visuma mūsų atžvilgiu. Įsakymo pabaiga yra meilė, einanti iš švarios širdies, geros sąžinės ir neveidmainiško tikėjimo. Kai pasiekėme šią meilės pakopą, vienas iš svarbiausių dalykų ištvermingai joje laikytis, džiaugsmingai įveikiant kiekvieną kelyje stovinčią kliūtį, kuri trukdo įvykdyti visus meilės reikalavimus. Tai galiausiai padarys mus nugalėtojais ir tai užtikrins mums paveldėjimą visų palaimų, duotų Abraomo sėklai, tai yra, jo palikuonims, pagal duotą pažadą su priesaika. Klausimai: ar šią savaitę buvau kantrus vykdydamas Dievo valią? Kokiu būdu, kodėl, kokie buvo rezultatai? Mat jums reikia ištvermės, džiaugsmingos ištvermės, pastovumo, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Laiškas Hebrajams 10 skyrius 36 eilutė.